Gerą dieną, krepšinio mėgėjai, sveikinusi su jumis iš Šilutės Vydūno gimnazijos, kur netrukus prasidės Sevenbet nacionalinės krepšinio lygos rungtynės tarp Šilutės PDS.lt ir Alytaus komandų. Pirmauja sužaidus minutę rezultatu 2-0, čia gražus, na tarsi 12-okas prieš 8-okus. Petras Piekus, Orto Waterso Johnsono rankose buvo kamuolys. Sekundės reiktų galvoti apie ataką Fredrikui Clevelandui. Vėl Tomas Lekūnas būdos aikštelėje, su Šilutės ekipa prametė visus 6 tolimus metimus, pataikė abu dvitaškius. Čia žaidimas nugara, Tomas Lekūnas gražiai pastebi, pasirodė ir buvęs vienas iš Alytaus komandos lyderių, trečiasis numeris Lukas Kazlauskas. Kaip gražiai Kalveris pamauna, kas 9 taškai prie Jeremiah Kalverio pavardės. Gali pataikyti tolimus metimus, tą ir padaro. Tiesa, paskui pavyko sustabdyti kraujavimą ir grįžti rungtynes, būti netgi ir per vieną tašką nuo varžovų, čia veiklus. Fredrikas Clevelandas. Reikia ir jo sėkmingų pasirodymų, jie ir yra čia ir Vadimo Prokopenkos pamaina. Ten labai Kalveris drąsiai veržėsi, Tomu Lekūnu, dabar jis vėl gauna kamuolį po krepšiu. Prokopenko pataikęs vieną tolimą metimą, smeigia ir antrąjį. Jis taip pat šiame kėlinuke pelnė tik 2 taškus kaip ir Jeremiah Kalveris, kuris dabar perima kamuolį siųsto Tomui Lekūnui. Atakuoja iš tolimos distancijos ir dar vieną tritaškį smeigia. Taškių čia vis dėlto susivilioja galimybę mesti tolimą metimą Mažeika, metimas netaiklus Jankūnas. Gerokai taikliau galėtų mesti ir Fredrikas Clevelandas, vienas iš 7, čia Pocevičius spiausiai rungtyniauja Alytaus komandoje, jis čia perimtas kamuolys, Prokopenko ilgi žingsniai ir Lekūnas nukerta savo varžovą, teisėjai švilpukai tyli, Lekūnas gauna kamuolį prie tritaškio, Tomas Lekūnas Jeremiah Kalveriui ir šis yra priverstas nusimetinėti kamuolį, Klimas, kaip gražiai įsiveržė Laurinas Kalverio baudos. Pusantros minutės sužaista ketvirtajame kėlinuke, Clevelandas. Tiesa, ir 4 kartus suklydo bei prametė 5 tritaškius iš 6. Tomas Lekūnas, čia Petras Piekus, 2 taškai su pražanga ir Kalveris. O čia praranda kamuolį Gabrielius Mažeika ir Clevelandas nerodydamas jokių nuovargio ženklų. Labai svarbu kamuolį. Watersas Johnsonas. Na, kol kas antroje rungtynių pusėje nėra toks pavojingas kaip pirmoje. Ir tik apie tai užsiminiau. Ir Fredrikas Clevelandas. Nepaisant to, kad jau yra sužaidęs 36 minutės, Watersas Johnsonas prieš Fredriką Clevelandą. Jo bandymas susikurti laisvesnę erdvę, čia antruoju bandymu. Ir surengė sėkmingą ataką laimėti šias rungtynes paskutiniu metimu. Kalveris pameta kamuolį. Ir Tomą Lekūną dabar stabdantis. Ir 3 sekundės bei nepataiko Tomas Lekūnas. Čia gal ir toks taktinis sprendimas. Ten Jeremiah Kalveris meta ir nepataiko. Ir tai yra viskas. Baigėsi šios dienos rungtynės.